Sveiki. Informacijos daug, kalbėsiu greičiau negu Morkūnas. 28 metai Lietuvos turizmo departamentas paskelbė konkursą, nes jam reikia logotipo. Biudžetas 8 000, dalyvauti gali visi norintys, laimi šitas ženklas. 4 metais 2000. Lietuvai įstojus Europos Sąjungą pasikeičia geopolitinė situacija ir Lietuvai reikia naujo ženklo, naujo savęs pozicionavimo ir identifikavimo. Skelbiamas naujos logotipo konkursas, kurį finansuoja Europos Sąjunga. Jam reikia sukurti ne tik tai ženklą, bet ir rinkodarinę strategiją. Laimi DDB Vilnius ženklas, biudžetas šio konkurso jau 200 000 virš. Tačiau atsitinka vienas bet. Kažkas Delfyje paskelbė, kad šitas ženklas yra plagiatas nuo Londono, tai yra toks Kauno dydžio miestelis Ontarijo provincijoje Kanadoje. Ir nežiūrint to, kad ekspertai Lietuvos nusprendžia, pripažįsta, kad ženklas neturi nėra plagiavimo fakto, rezultatai visi konkurso anuliuojami. Estafetė pereina kitais metais į vyriausybės rankas, paskelbiamas naujas kūrybinis konkursas, reikia sukurti ženklą jau naujos strategijos drąsi šalis pagrindų, laimi Smart Solutions, lygiagrečiai LEPA užsako Safran garsiai Britų kompanijai kitą strategiją. Tačiau šis ženklas turi dvi bėdas, kurias įvardino Mantas Nocius ne taip senai, ir intriga grįžta 9 metais, kada Marius Jovaiša, daug kritikavęs šitą drąsios šalies koncepciją, nusprendžia nuo žodžių prie darbų ir įvaizdžio darbus pateikti man. Gegužės pradžioje aš gaunu trumpą briefą iš 4 punktų. Primint galiu, kad anie konkursai turėjo sąlygas po 100 puslapių. 4 mes vėliau atsisakėme punkto. Ir ką, prasideda darbas. Pradžioje reikia pažiūrėti, kas yra sukurta. Sukurta yra, čia matot, 48 ženklus iš maždaug 200 pasaulyje egzistuojančių. Širdis, kurį skaitėte praeitam, nėra originalus, kaip matote, simbolis, tačiau yra daug besidubliuojančių simbolių, kaip pavyzdžiui Turkija, Olandija, drakonas yra Honkongo ir Velso simbolis, šauktukas Indijos, Johannesburgo ir taip toliau. Toliau sugrupavome ženklus, kurie turi jau širdį. Bene garsiausias yra ne šalies, o miesto. 77 metais sukurtas Miltono Glazerio I Love New York. Matome trumpai gyvavusi Slovenijos logotipą, Bosnija Hercegovina. Antrinis logotipas, kuris nefunkcionuoja kaip pirmas. Dubajus atsisakė širdies. Ir kitas etapas yra istoriografinės medžiagos rinkimas. Bene pirmą kartą Vytis paminėtas yra atvaizduotas 1338 Polocko kunigaikščio Nerimanto Gedminaičio herbe, jojo į kairę, visi kiti į dešinę. Taip kad dogmos čia nėra, galima laisvai improvizuoti, nes nėra jokių griežtų taisyklių. Buvo pieštukų atlikta kone 200 variacijų, paieškos formos sėkmingiausiai buvo digitalizuoti kompiuteriu, konsultuotasi su Heraldikos komisijos pirmininku, garsių autoritetų šioje srityje, daktaru, istoriku Edmundu Rimša. Toliau sekė paieškos formos, iš daugybės šio keletą eskizų galiu parodyti. Mūsų nuomonė mes apsistojame ties, ko gero, perspektyviausių kelių, tai yra 3 viename. Tai yra gintaras, šalies forma ir gintaras, šalis ir širdis jo viename. Padarėme formą gintarėlio, darėme fotosesijas, bet mūsų niekaip netenkino, gal čia geriau matyti. Toliau aš pabandžiau vektorizuotą padaryti, bet jis toks sausas irgi nelabai įkvepiantis. Ir kai priėmėm ceitnotą, tada kreipėmės į 3D specialistą Giedrių Svirskį, kuris sukūrė mums štai tokį vaizdą, kuris mus tenkino šį kartą jau. Tada man beliko tik tai įrėžti jame jau sukurtą ir patvirtintą Rimšos aprobuotą vytį. Tačiau jį dar reikėjo patikrinti ne tik šalių miestų logotipų bazėse, bet ir komercinių, kad nesigautų vėl skandalų, plagiatai ir visa kita. Todėl, jeigu čia įžiūrėsite, yra komercinių kompanijų tokia mozaika, kuriame galim matyti tendenciją šiuolaikinio dizaino. Labiausiai artėjančius prie mūsų, aš įskyriau pačioje dešinėje, juos mes išanalizavome, bet priėjom išvados, kad mes viens kitam pavojus nekeliame. Ir
po šio etapo lygiagrečiai vyko tipografijos paieškos. Mes šitą knygą pervertėme, kurioje 32 000 šitų šriftų iš 20 pasaulio tipografijų, nes mums reikėjo surasti nei klasikinį, nei šiuolaikinį šriftą, nei serifinį, nei beserifinį, kuris tiktų prie formos ir prie šalies charakterio. Nieko neradome, tada vėl grįžome į internetą. Print screenai, testavimai, begaliniai, nieko nerandame, niekas nesiklijuoja ir kai atrodė, kad jau viskas, jau akligatvis, vasaros gale aš užtikau amerikiečių tipografo Pat Hickson 2002 metais sukurtą Dandy logotipą ir Dievas yra, jis tiko ir man, sakau, Dievas yra, jis tiko ir man ir Jovaišai ir čia jūs matote vieną iš galutinių variacijų. Tačiau prieš pateikiant visuomeniai, Marius Jovaiša nusprendė patikrinti apklausą padaryti, koks jo gali būti potencialiai populiarumas. Užsakė Right omnibus apklausą ir, kaip matote, 70% pritarė, kad šitas ženklas galėtų būti Lietuvos logotipas kaip prekinės ženklas. Prieš tyrimą aš klausiau Mariaus, sakau, kiek tave tenkintų, koks procentas, sakė, 35 man būtų labai gerai. Jis gavo dvigubai. Po to buvo sukurta variacijos su visom populiariausiom Europos kalbom, brandbukas, tai yra naudojama logotipo vadovas, sukurta svetainė, iš kur galim nemokamai, visi, kas nori pasisiųsti ženklą, galima buvo pasisakyti, šiai dienai yra 1500 pritarusiųjų sąrašas. Ir lapkričio 25 dieną, turėdamas 40 temperatūros, sirgdamas kiaulių gripų giliai Altos patalpose, vargšas Jovaiša pristatė visuomeniai šitą ženklą ir suma sumarum jo samata buvo 50 000 litų. Viskas. Ačiū.